avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švęsk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Visą sutarties terminą. Baltikum, visa kraitė dovanų. Penktadienio vasario 13 dienos Jurbarko žiniose matysite. Darbo biržoje aptarti praėjusių metų ir vietinio užimtumo iniciatyvų projektų rezultatai. Gripas atkeliavo jau ir į Jurbarką. Trečią savaitę iš eilės rajone fiksuojamas ženkliai didėjantis sergamumas įvairiomis peršalimo ligomis. Pirmąjį šių metų ilgąjį savaitgalį jurbarkiečiai kviečiami į renginius, parodyti meilę krepšiniui ir tėvynei. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Šios savaitės trečiadienį vasario 11 dieną Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriuje vyko 2014 metų veiklos rezultatų ir situacijos Jurbarko rajono darbo rinkoje šiuo metu pristatymas, į kurį buvo pakviesti rajono ir seniūnijų vadovai, tarybos nariai bei verslo atstovai. Susitikimą pradėjusi Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus vedėja Rita Kliukienė, pristatydama darbo rinkos situaciją mūsų rajone teigė, jog šiuo metu iš 8093 bedarbių registruotų Tauragės apskrities teritorinėje darbo biržoje 2760 gyvena Jurbarko rajone. Lyginant su praėjusiais metais šis skaičius yra 1,5 procentinio punkto mažesnis. Analizuojant bedarbių skaičių pagal rajono seniūnijas, daugiausiai bedarbių 1190 registruota Jurbarko mieste, 253 Jurbarkų, 221 Kirsnemunės ir 191 Seredžio seniūnijose. Mažiausias bedarbių skaičius šiuo metu yra Juodaičiuose. Šioje seniūnijoje oficialiai darbo ieško 26 asmenys. 2014 metais užimtumas buvo suteiktas 3798 darbo ieškojusiems asmenims, iš kurių 1316 buvo įdarbinta nuolatiniam ir 533 terminuotam darbui. To paties susitikimo metu Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Štulienė pristatė projekto vietinių užimtumų iniciatyvos įgyvendinto praėjusiais metais Jurbarko rajone rezultatus. Praėjusiais metais Jurbarko skyrius administravo 9 tokius projektus, kurių metu buvo įsteigta 21 darbo vieta, į kurias buvo įdarbinta 11 jaunuolių iki 29 metų, 5 vyresni nei 50 darbingi asmenys ir 3 ilgalaikiai bedarbiai. Naujų darbo vietų steigimui Jurbarko rajone buvo skirta daugiau nei 670 000 litų užimtumo fondo lėšų paramos. Daugiausiai darbo vietų, pasinaudojant vietinių užimtumų iniciatyvų projektais, mūsų rajone įsteigė uždarosios akcinės bendrovės Eglėšakis 6 ir Spaisvilė 3 naujas darbo vietas. 2 vietas įsteigusi uždaroji akcinė bendrovė Ogiseta, Jurbarko mieste vykdanti drabužių siuvimo verslą, su kurios vadovu Jurbarko žinios kalbėjosi renginiui pasibaigus. Dar iki 2014 metų jau buvo įgyvendinusi 3 vietinio užimtumo iniciatyvų projektus. Per 2004, 2009 ir 2011 metus įmonė sėkmingai gyvendinusi minėtus projektus įsteigė net 42 darbo vietas. Praėjusiais metais vykdydama vietinio užimtumo iniciatyvų projektą, kurio bendra vertė siekė 93 750 litų, iš kurių 60 000 skyrė valstybė, buvo įsteigtos 2 naujos darbo vietos siuvėjui ir konstruktoriui. Uždaroji akcinė bendrovė Ogiseta už paramos ir nuosavas lėšas įsigijo specialios paskirties tipo siuvimo mašinas bei kitą įrangą, leisinčią įmonė pakelti savo gaminamos produkcijos įkainius. Ogiseta jau daugelį metų dirba Jurbarko mieste ir dirba kol kas sėkmingai. Galima pasakyti, kad per tą visą laikotarpį, kas šiandien dienai net ir krizės atveju, niekada nebuvo pavėluota alga, visada buvo laiku išmokėta. Tiesa, gal tos algos nėra tokios didelės, kokias mes norėtumėm, bet aš ir savo darbuotojams visada sakau, jeigu jūs gausite daug pinigų, tai aš dar daugiau gausiu, bet šitaip, aišku, čia humoras. Tačiau mes šiandien dienai pasukome truputį kitą linkmę ir mes tikimės, kad gamyba būtų daugiau aukštesnio lygio, tai kitaip sakant, kad mūsų kūriamas produktas būtų sudėtingesnis ir geriau apmokamas. Jeigu mes pradėjome siūti nuo paprastesnių darbužių ir gaudavom visus konstrukcinius lekalus iš kitų, tai dabar nusipirkom įrangą šitoms lekalams ir
gamybai gaminti ir tikimės, kad tai pakels mūsų produkcijos įkainius ir ateityje mes galėsime, nežiūrint visko, iš lėto kelti žmonių atlyginimą, nes kas šiandien dienai labai svarbu, nes palyginus su užsienio šalim, tas vadinamas minimumas, kuris siekia ten 250 €, tai tikrai mes visi puikiai suprantame. Iš jo išgyventi labai sunku, praktiškai neįmanoma. Susitikimo metu pristatydamas savo įmonės veiklą bei gyvendinto projektų rezultatus, Valdas Pacevičius, kuris yra ne tik vienas iš uždarosios akcinės bendrovės Ogiseta savininkų, bet ir nacionalinės inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacijos viceprezidentas, pasakojo apie planus ir galimybės Jurbarko mokyklose sukurti galimybę moksleiviams papildomai išmokti ir siuvėjo amato. Mūsų didelė dalis gamybos yra Kauno rajone, Vilkijos mieste ir sudaryta sutartis su Vilkijos žemės ūkio mokykla, kuri nebūdama tos srities specialistė ruošia mums siuvėjas. Taip pat mes įrengėme klasę Vilkijos gimnazijoje ir jeigu Jurbarko gimnazija norėtų turėti savo siuvimo klasę, mes su malonumu padovanotumėm keletą siuvimo mašinų, duotumėm reikalingų medžiagų ir norėtųsi, kad tie vaikai pradėtų nuo pat tų mažesnių dienų domėtis tą specialybę, kuri galbūt gyvenime, jeigu ir nedirbs, tačiau ką mokėsi, tą ant nugaros tikrai nereiks nešioti. Pašnekovas paklaustas, ko reikia, kad šis ir panašus sumanimai, leisintys jaunimui dar sėdint mokyklinėme suole įgyti daugiau praktinių įgūdžių, kurie pravers gyvenime, būtų įgyvendinti, neslėpė, jog viskas yra mūsų rajono politikų rankose. Čia viskas priklausys nuo vietinių valdžios atstovų, kaip jie reaguos, kaip jie galvos ir jeigu tiek taryba, tiek visi galvos ne vien tik tai apie savo interesus, o galvos ir apie žmonės, kurie gyvena tam krašte ir jie galvos apie tai, kad juos reikia išlaikyti, kai jie neišvažiuotų. Manau, kad Jurbarkas irgi turėtų bent jau nebūti, kaip dabar šiandien dienai, tokia vadinama didesnės bedarbystės kraštas. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 6 šių metų savaitę siekia beveik 102 atvejai skaičiuojamus 100 000 gyventojų. Kai tuo tarpu 5 šių metų savaitę sergamumo rodiklis nesiekia nei 95 atvejų skaičiuojamų tam pačiam gyventojų skaičiui. Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis siekia tik kiek daugiau nei 66 atvejus. Mažiausias sergamumo rodiklis šiuo metu yra registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias Alytaus. Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklį su 5 savaitės duomenimis, jis didesnis visose administracinėse teritorijose. Iš 60 šalies teritorijų sergamumo gripu ir kitomis peršalimo ligomis epideminis slenkstis jau peržengtas 23 teritorijose. Nuo šios savaitės pirmadienio gripo epidemija jau yra paskelbta Kauno, Marijampolės, Prienų ir Jonavos rajonų savivaldybėse. Tauragės visuomenės sveikatos centro duomenimis 6 šių metų savaitės sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis rodiklis Tauragės apskrities teritorijoje padidėjo nuo 70,5 iki 74 atvejų skaičiuojamų 10 000 gyventojų. Iš 4 Tauragės apskričiai priklausančių rajonų Jurbarkas pagal sergamumą minėtomis ligomis pirmauja. Pasak Tauragės visuomenės sveikatos centro, Jurbarko skyriaus vyriausiosios specialistės Aurelijos Valiukienės, ženklesnis sergamumo augimas mūsų rajone buvo pastebėtas prieš 3 savaitės. Sergamumas gripu ir ūminėm viršutiniam kvėpavimo takų infekcijom Jurbarko rajone ypatingai padidėjo prieš 3 savaitės ir toks gana aukštas laikosi ir iki šioliai. Kiekvieną savaitę į gydymo įstaigas kreipiasi apie 300 žmonių. Dauguma jų, aišku, serga ūmiom viršutiniam kvėpavimo takų infekcijom. Gripo kol kas registruojame tikrai nedaug, po 8-9 atvejus per savaitę, todėl gripo epidemija pas mus dar neskelbiama. Kad būtų skelbiama gripo epidemija, turėtų gripas toj struktūrai sudaryti ne mažiau kaip 30%, o iš 10 000 gyventojų sirgtų ne mažiau kaip 100 gyventojų. O pas mus šiuo metu yra 103-108 susirgymai 10 000 gyventojų. Kuomet skelbiama epidemija, jos tikslas yra riboti visas masinio susibūrimo renginius įvairius, kad mažėtų žmonių kontaktų ir kad tų susirgymų mažiau atsirastų jų, kad žmonės būtų budresni, daugiau pasisaugotų. Tai va čia pagrindinės turbūt tokios ir būtų prevencinės priemonės.
Tiek medikai, tiek ir kiti sveikatos specialistai, pajutusiems pirmosius negalavimo požymius, griežtai rekomenduoja neiti į darbą, mokyklą ar kitas didesnės susibūrimo vietas. Karščiavimas, slogavimas, kosulys, gerklės, galvos skausmas, raumenų skausmai, pykinimas, silpnumas, viduriavimas. Simptomų iš tiesų labai daug yra. Tai nereikėtų eiti į darbą, neleisti vaikų į mokyklą, pasilikti namuose. Ir kai jau tie simptomai tikrai matom, kad jie nesitvarko savaime ir negerėja, iš tiesų reikėtų kreiptis pas gydytoją, kuris paskirs reikiamą gydymą ir tokiu būdu saugos ir aplinkinius, kartu neišnešdamas viruso į aplinką, na ir aišku, ir pats save taipogi. Na ir labai svarbu, kad ypatingai dabar, kai visuomeniai sergamumas yra didžiulis, kad žmonės patys neitų į masinio susibūrimo vietas, jeigu grįžo iš kažkur, tai ir aplamai dažniau plautų rankas, kad vėdintų kiekvieną dieną patalpas, kad drėgdų būdų valytų jas. Tai čia tokios elementarios labai priemonės, bet jos tikrai yra veiksmingos. Na ir kad ir ta pati kosulio čiaudėjimo kultūra, tai irgi, kad čiaudint, kosint servetėlę, nosinaitę vienkartinę prisidengti, kad virusas taip plačiai nepaplistų į aplinką. Tai paprasti dalykai, bet kartais jie gana efektyvūs yra. Šiandien prasideda pirmasis šių metų ilgasis savaitgalis, kurio metu minėsime ir vieną iš svarbiausių mūsų šaliai švenčių – vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šiai progai skirti renginiai ateinančios savaitės pirmadienį vyks visame rajone, o rytoj Jurbarke karaliaus krepšinis. Šeštadienį vasario 14-ąją visi krepšinio mėgėjai yra laukiami Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse, kur vyks Jurbarko krepšinio lygos žvaigždžių diena. Kadangi ryt bus minima ir Švento Valentino, įsimylėjėlių diena, tai šios šventės šūkis yra meilė krepšiniui. Šių metų vasario 14 dieną 6 kartą kviečiame į Jurbarko krepšinio lygos žvaigždžių dieną. Naujovė yra ta, kad pavyko prisikalbinti Žalgirio veteranus atvykti, sužaisti varžybas prieš Jurbarko veteraną. Dėkojame Anatolijui Čipkovui, Žalgirio veteranų komandos vadovui. Po jo minėtų varžybų tarp Kauno Žalgirio ir Jurbarko krepšinio veteranų antrosiuose tos dienos varžybose savo jėgas išmėgins Jurbarko krepšinio lygos valdyba ir Kauno Žalgirio klubo nariai. Šių varžybų pertraukos metu vyks tritaškių metimo konkurso finalas, o visos žvaigždžių dienos desertu būtų galima drąsiai įvardinti trečiąjį tos dienos susitikimą, prie kurio organizavimo, pasak Dariaus Kalinausko, daug prisidėjo visiems krepšinio mylėtams gerai pažįstamas jurbarkietis. Mindaugas Budzinauskas, Manvestos komandos buvęs žaidėjas, dabar yra vyriausiasis Kėdainių Nevėžių treneris. Jo pagalba pavyko prisikalbinti LKL lygos komandą, kuri susikaus su Jurbarko krepšinio lygos rinktinė. Tai laukiame visų šitoje gražioje mūsų Jurbarko salėje ir susitinkam vasario 14 nuo 12 valandos. Pirmadienį, vasario 16 dieną visi aktyvūs jurbarkiečiai nuo ankstyvo ryto bus pakviesti į žaidimą Pasivaikščiokime vasario 16-osios keliais. Šis žaidimas bus organizuojamas jau antrus metus iš eilės ir pasak jo sumanytojo, Jurbarko kultūros centro renginių režisieriaus Gintaro Zarecko turėtų sudominti visus tiek dalyvausius pernai, tiek ir šiais metais į jį įsitrauksiančius jurbarkiečius. Visiems norintiems pasivaikščioti po žiemos Jurbarką tokią dieną, šiemet vėl tęsėme tą akciją. Pernai dalyvavo 15 tokių grupių šeimų, giminaičių, kaimynų, pažįstamų, jaunimo atstovų, kariškių. Tai šiemet kviečiame aktyviau paeiti. Tai tikrai yra linksma, nuotaikinga ir pagaliau ir sveikatai labai yra gerai pasivaikščioti. Be žaidimo pasivaikščiojimas vasario 16-osios keliais šventinė diena vyks ir visai eilė kitų šią dieną vykstančių jau tradiciniais tapusių renginių. Naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite.
Pirmajame šio laikraščio puslapyje pradedamas pasakojimas apie išsipildžiusią 3 našlaičių svajonę, kurie prieš 7 metus įvykusios autoavarijos metu iš karto neteko abiejų tėvų. Šis skaudus ir tikrai labai jautrus pasakojimas nepaliks abejingų nei vieno. Apie tai, kokius gyvenimo vingius teko patirti iš Kelmės krašto kilusiems ir naują gyvenimą Jurbarke suradusiems našlaičiams, sužinosite perskaitę rašinį pavadintą "Našlaičių svajonė būti kartu išsipildė. Namus jie rado Jurbarke". Taip pat pirmajame šio numerio puslapyje pateikiamos vasario 16 dieną ženklais už nuopelnus Jurbarko kraštui apdovanotųjų asmenų pavardės bei jų nuopelnai. Antrasis puslapis tradiciškai skiriamas savivaldybės informacijai, šalia kurios rasite ir laikraščio Mūsų laikas vykdytos apklausos apie artėjančius savivaldos rinkimus rezultatus. Versdami puslapius toliau sužinosite, kokiais pasiekimais ir praėjusiais metais pasiektais rezultatais džiaugiasi Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyrius. 5. aprašoma vilkų ir lūšių gyvenančių mūsų rajono miškuose apskaita, kurią šių metų vasario pradžioje vykdė Aplinkos ministerija. 6. puslapis skirtas kriminaliniams įvykiams ir nusikaltimams. Jame be praėjusios savaitės kriminalinių įvykių statistikos rasite informaciją ir apie jurbarkietiškos krepšinio komandos Eura neįtin malonius praėjusio savaitgalio nuotykius. Pervertę lapą toliau susipažinsite su pačiomis naujausiamis Smalininkų senovinės technikos muziejaus naujienomis ir sužinosite, kodėl artimiausiu metu ketinama keisti šio muziejaus pavadinimą. Dar vieną įdomų pasakojimą skirtą vasario 16-ąjai rasite tolimesniuose puslapiuose. Jame kreipiamasi į visus rajonų gyventojus, galinčius padėti surinkti informaciją apie mūsų rajono karių savanorius. Rytoj skaitytojus pasieksiančio laikraščio Šviesa pirmajame puslapyje rinkėjams pateikiama kadenciją baigiančios rajono tarybos narių atsakomybė, lankant įvairių komitetų ir komisijų, į kurias jie buvo paskirti posėdžius. Straipsnio įžangoje skaičiuojami ir visi norintys ateinančius 4 metus būti valdžioje. Kovo 1 dieną tiesioginiuose mero rinkimuose varžysis 8 kandidatai, o 24 tarybos narių mandatų sieks 253 rajono politikai ir visuomenininkai. Konkursas didžiulis – 10,5 kandidato į vieną vietą. Norėdami kuo geriau pasirodyti rinkėjams, visi žada dirbti krašto ir žmonių geroviai, bet nutyli, kad tapę tarybos narės už tai gaus atlyginimą. Savivaldybės tarybos išlaikymas mokesčių mokėtojams kainuoja nemažai. Net ir labai grubiai, vadovaujantis vidutinio darbo užmokesčių skaičiuojant, per 4 metus vien mero, vicemero ir tarybos narių algoms išmokėti prireikė beveik 1 milijono litų. Kurie iš politikų buvo patys aktyviausi darbe, už kurį jiems buvo sumokėta visų mokesčių mokėtojų pinigais, sužinosite perskaitę šį straipsnį. Vidiniuose laikraščio puslapiuose publikuojamas rašinys apie Lietuvos odontologų rūmuose pirmadienį pagerbtus mūsų rajonų odontologus ir pateikiama informacija apie tai, kiek šiais metais socialinės apsaugos ir darbo ministerija mūsų rajonai skiria lėšų vietos bendruomenių savivaldos programai įgyvendinti. Sporto rubrikoje džiaugiamas naujais Kiokušin karate sporto klubo komite pasiekimais, neseniai vykusiame Lietuvos Kiokušin karate čempionate. Kaip visad, šeštadienį numeryje pateikiama ir kitos savaitės televizijos programa, horoskopai, orų prognozė bei kitos naujienos.